Ir pigiau tą jums kambarį pasiūlyti. Ir nemokamai nuskraidinti vaiką, trečią žmogų. Visokio akcijų pasiūlo. Jūs kalbate apie kelionių organizatorius. Taip. Jau užsirezervavau pigų skrydį ir dabar noriu susirasti savo viešbutį. Einu į šitą svetainę, booking.com. Taip. Ką aš ten turėčiau dabar? Taip. Ten aš į laukelį įvedu, kur aš atskrendu. Atskrendu į laukelį. Taip. Kur mes dabar skrendam į Paryžių. Taip, tai gerai, mes įvedam Paryžius ir pasirenkam, kurią dieną mes atskrisim į jį ir kurią dieną iš jo išskrisim atgal į Lietuvą. Ir tada automatiškai paskaičiuos, kiek nakvynių jums tenai reikės ir jums parinks pačią pigiausią arba arčiausiai centro arba, pavyzdžiui, pagal vietų skaičių ten laisviausią ten viešbutį, nežinau, arba patį prabangiausią. Jūs galite pasirinkti kategorijas, kokio jūs kambario norit. Gal jūs norit prabangių atostogų. Ar svarbu ten kažkokie niuansai, smulkmenos? Kokie niuansai? Iš tikrųjų, tai reikėtų iš pradžių nuspręsti, ar jūs dabar galite susimokėti už nakvynę, ar jūs norite atskridę susimokėti. Dažniausiai žmonės pasirenka, kad jie nori už nakvynę susimokėti atskridę į viešbutį, taip jiem atrodo saugiau. Bet kai kurie savo biudžetą planuojasi iš anksto, jie nori viskas, nusipirkau skrydį, susimokėsiu už viešbutį, beliks tik kelioniam santaupas susikaupti ir viskas. Bet jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoju ten laiku, neįmanoma gyventi, o tai jau sumokėjai pinigus. Viskas. Gali šitaip atsitikti? Gali, bet žinot, kaip reikia daryti? Aš visiems paturiu paskaityti atsiliepimus, nes, pavyzdžiui, rezervacinėje sistemoje booking.com yra surašomi visi atsiliepimai iš ten apsistojusių žmonių. Jie jums surašys, ar ten yra tarakonų, gal ten prakiuręs vamzdis, gal ten labai nemandagus yra viešbučio darbuotojas, kuris ten jūs nužiūrinėja. Gali turbūt pažiūrėti tas nuotraukas viešbučio, kaip atrodo. Žinoma, yra nuotraukos. Gali pafotografuoti ir kitam viešbutį. Kad gražiau atrodo. Ir be tarakono nuotrauka bus. Taip, ir nusipirkusi tą bilietą ir po to tik rezervavus viešbutį, vis dėlto rezervuoti viešbutį tiesiogiai, kiek aš žinau, yra rizikinga. Gali atšaukti. Ne tai, kad atšaukti, bet tiesiog vis tiek pirmenybė yra suteikiama nelygų kokia šalis turbūt. Nes vienose šalyse tai yra normalu, kitose šalyse gali pasakyti, sorry, mes nebeturime vietų. Nes pirmenybė vis tiek yra suteikiama tom grupėm didelėm, kurios atvažiuoja. Tai aš turiu tokį, pavyzdėlį vieną. Tai ką tada daryti? Tai aš irgi turiu tokius 2 pavyzdėlius. Jis turi 2. Po reklamos, mielasis, po reklamos, iš karto su pavyzdžiais, kaip gyventi užsienį. Ir dar pigiai žinokit. Sveiki, sugrįžę po reklamos, o mes kalbame su keliautojų Makaliu. Taigi bandom iš jo iškvosti, kaip mes galime pigiai keliauti. Papasakok dabar, jeigu rezervuoji ir staiga tavo rezervacija atšaukia. Likus porai dienų iki kelionės. Ką tada daryti? Tai buvo ir man tokių porą pavyzdžių nutikę, dėl to, kad rezervuojasi labai dažnai, keliauju irgi labai dažnai. Ir dažniausiai viešbutis nepaskaičiuoja, kiek jisai gali priimti svečių, arba nori priimti per daug, nes galvoja, gal kokie porą tai neatskris. Tai vieną kartą aš atvykau vėlai naktį ir pasakė, atsiprašom, bet kambarių nėra, sakau, bet tai aš rezervavausi kambarį, viskas, ta prasme, apmokėta, viskas tvarkoj. Sako, tai nepergyvenkit, mes jūs perkelsim pas savo draugus, nes turistiniuose miestuose viešbutis po viešbučio eina, sako, mes ten turim draugų, už tokią pačią kainą galėsite gyventi, tai jie privalo perkelti į aukštesnės klasės viešbutį, į tokios pačios klasės arba į aukštesnės. O dabar, mielasis, noriu paklausti, lietuviai ką labai mėgsta? Egiptą, Turkiją, ar ne, jau atrodo visi ten nukeliavę išbuvo. Tu nori pasakyti, kad irgi galima nusipirkti pigiau skrydį paprastai negu nuėjus į kelionę? Ar neverta? Ar neverta? Žinokit, neverta. Kodėl? Todėl aš visiems rekomenduoju į Turkiją, Egiptą skristi su kelionio organizatoriumi. Vien priežastis tai vienintelė yra, nėra pigių skrydžių iki ten. Nėra nei į Egiptą, nei į Turkiją pigių skrydžių, jokių. Ir žymiai pigiau jums išeis rezervuotis paskutinės minutės kelionę, atostogas, jeigu jūs galite iš tikrųjų tai padaryti. Jeigu ne, tai perkate pirmos minutės kelionę. Pirmos minutės kelionė dažniausiai būna vasario, kovo, balandžio mėnesiais, jūs tada vasarai perkatės kelionės ir gaunate nuolaidą 20-30% ir panašiai. Yra gausybė akcijų, kai moki už 2 keliaujate 3 ir jo, girdėjau šitą dabar paskutiniu metu. Arba važiuoji po vestuvinę kelionę su uošvienė. Nemokamai. Ir iš karto aš teisingai sakau, arba rezervuojame tada, per užsienį. Nes to pačiu irgi turbūt sutaupytume nemažai. Žinoma.
Aš kalbu čia iš savo patirties. Taip. Aš savosios patirties neturiu, dėl to, kad labai retai keliauju su kelionių organizatoriais, bet iš Lenkijos ir Vokietijos yra pigesni tolimieji skrydžiai į atostogų vietas. Čia neturi vaikelį patirties, nes uošvienės dar neturi. Gali būti. Žinau, apie ką šneka, vėl. O dar yra tokie dalykai, skaičiau Rimvydai tavo atsiliepimuose, kad žmonės labai mažai skaito informaciją, kurią gauna į mobilų telefoną, ten, sakykime, savo būtent į e-mailą, nes būtent tie visi pakeitimai juos pasiekia kažkaip užklumpa netikėtai. Va tokį dalyką. Žmogus nepasiruošęs tai kelionėje. Ne tai, kad nepasiruošęs, jisai tiesiog nepaskaito, kad jo skrydis vėluoja. Jisai tada atvažiuoja pats pavėlavęs, tada 3 valandas laukia oro uoste. Ir va tokių visokių nesklandumų būna, vien dėl to, kad neskaito informacijos. Ar tai yra tiesa, va, kad taip žmonės apsigauna? Tiesa, žinoma. Nudegiau ne kartą ir aš. Ir tu netgi. Neįmanoma skaityti kasdien, kas porą valandų elektroninio pašto prieš pat kelionę. Aš skridau iš Vilniaus, iš Kauno į Paryžių ir iš Paryžiaus vėliau turėjau skristi į Barceloną, bet man jau iš vakaro buvo atėjęs elektroninis laiškas, kad iš Paryžiaus į Barceloną skrydis yra atšauktas. Aš jo nemačiau ir išskridau iš Kauno į Paryžių ir pasilikau Paryžiuje dėl to, kad... O, labai gera mieste likai. Nu, bet tai žinai. Miestas buvo visai smagus, avialinijos man apmokėjo, dėl savo kalties man apmokėjo nakvynę. Perkelė į kitos dienos skrydį, tai pamačiau dar ir Paryžių papildomai. Ir nenukentėjai finansiškai. Nenukentėjau finansiškai, dar gyvenau visai tokiam prabangiam viešbutį. Bet reikia žmonėms sakyti, kad jūs brangiai nebijokit reikalauti. Ir nebijokit domėtis, ir būtinai domėkitės prieš pat skrydį. Galų gale yra oro uosto puslapiai, Vilniaus Kauno oro uosto, kur galite pasižiūrėti, ar jūsų skrydis yra neatšauktas, nenukeltas, nevėluos. Bet jeigu žmogus buvo įspėtas, tai kaip tu gali reikalauti, kad tau kompensuotų? Sakys, mes jūs įspėjome? Įspėjome apie ką? Apie tai, kad skrydis vėluoja ir jeigu jūsų ten viskas sugriuvo? Jeigu skrydis atšauktas yra 2 savaitėm, mažiau nei 2 savaitėm iki skrydžio likus, tai avialinijos privalomis pasirūpinti, jos privalo perkelti į bet kokį kitą skrydį, kuris atitiktų jūsų skrydžio atvykimo laiką. Tai ką atveju ir padarė teisingai. Taip. Jeigu praneša daugiau negu prieš 2 savaitės, tai tada jums tiesiog gali grąžinti pinigėlius ir viskas, ir ieškokitės patys. O kam eiti skųstis? Aš suprantu, kad prie bet kurio oro uosto darbuotojo nenaisė, nepasakysite, ką man dabar daryti? O ką daryti? Ar šitos kompanijos, iš kur pirkai bilietę ofisą, aš taip įsivaizduoju. Žinot, ką aš pradžiu patarčiau? Iš pradžių tai patarčiau pagalvoti, ar verta skųstis ir ar iš tikrųjų esate teisi. Bet savo teisės mes turim žinoti. Savo teisės mes turim žinoti, bet dažniausiai jų nežinom ir rėkiam. Taip. Rėkiam visiems iš eilės, nors nežinom, nepasiskaitėm. Dažniausiai, žinot, kokia klaida būna, kai mes perkamės lėktuvo bilietą ir paspaudžiame su taisyklėmis susipažinau, varnelę uždedam ir perkam lėktuvo bilietą, o paskui rėkiam, čia mano skrydį dabar pavėlino 2 valandom, čia tokia dabar nesąmonė, grąžinkit man pinigus. O jeigu 2 valandų pavėlina, tai jie neprivalo grąžinti pinigų, jie tiesiog pavėlina ir viskas. Jeigu 3 valandom ir daugiau yra nukeltas skrydis, ir jums apie tai yra pranešti, jūs turite teisę arba susigrąžinti bilietų, susigrąžinti pinigėlius, arba jūs sutikti su tomis sąlygomis. Gegužės mėnesį mes galime skristi iš Vilniaus tiesiogiai į Stokholmą. Oi, kaip velytiniai skamba. Ir kaip ir sakiau, bilietas apmokant pavedimui jums kainuos tik tai 25 litus. Pirmin atgal. Noriu kur ten, kur šilta, kur lašišų nėra. Nori ten, kur šilta. Yra į Barceloną skrydžių. Noriu į Barceloną. Ir visai vasarai iki 400 litų tiesioginiai skrydžiai ir apie 200 litų netiesioginiai su persėdimu. Su persėdimu šiauriai kur nors. Arba Osle, arba Švedijoje. Į abi pusės. Kaip pigu. Tačiau reikėtų skristi, žinokit, iš Kauno. Dėl to, kad Ryanair avialinijos iš Kauno pigiau skraidina. Tai vat, norim į Švediją, į Švediją galim nusigauti 28 litus į vieną pusę šiuo metu. Pas draugę. Aš į Barceloną. O apie 4 galim į Barceloną? Skriskim į Milaną. Už 25 litus, 100 litukų. 4. Į Italiją. Mergaitės, važiuosiu, man atrodo, šį kaimą, ravėt bulvių, burokėlių ir pasitiksiu jūs oro uoste jau su dovanom. Ir į kaimą jums išeis brangiau nuvažiuoti negu iki Stokholmo. Taip, tai va, Laimutė, nors tu su manim. Gali
skristi, matai, visiškai nedraugiškos draugės. Mes tokį svečią turim, tokį profesionalą, keliautojas, o tu dabar į kaimą. Naudokis progą. O aš sakiau, kokioj šaly kaimą. Mes po laidos, kur skrisim, o dabar laikas baigėsi. Dėkoju mūsų nuostabiam pašnekovui, kuris suteikė, manau, tikrai labai vertingos informacijos. Atsisveikiname, rašykite mums. Žiūrėkite mus per Baltijos televiziją 19:10. Iki.